Sveiki tie, kurie prisijungėte prie mūsų, gal spėjote pasidaryti arbatos, jaukiai įsisukti ir klausytis žmonių kalbos, suprantamos medicininės tokios kalbos, bet mums labai aktualios, nes galėsim savo tai pritaikyti kiekvienas, o galbūt atkreipdėmės į kažką. Taigi aš turiu klausimus Oksanai ir mes tokią temą turime apie limfą ir dabar turiu tokį klausimą, kas apskritai yra ta limfa ir kaip pasakyti, kokį jinai vaidmenį, ką jinai pas mus veikia, ką jinai reikalinga? Jinai tiesiog išsirutuliuos. Visų pirma, mes turime suprasti, kad limfa tai yra ne tik skystis, tai yra visa sistema jos. Lygiai taip pat kaip ir kraujotakos sistema. Ir norint kalbėti apie limfą, tai mes turime pradėti kalbėti nuo ko jinai, kaip jinai teka galbūt, iš kur jinai ateina. Tai mes esam žmonės sudėti tokiais dviem varomaisiais apytakos ratais. Vienas eina nuo centro iki pėdų, tai yra mūsų kraujotakos centras, varomasis vienas variklis, antras prasideda būtent nuo pėdų, tai teka į centrą tik limfa. Suprantat, koks yra didelis skirtumas? Paėmimas ir atidavimas. Ir va taip mes funkcionuojam. Tai dabar apie kraujotakos sistemą mes nekalbėsim, nors ir yra šiandieną ta širdies pasaulinė diena, tai bus gal daugiau tų temų, aš kalbu dabar apie limfą. Tai va, limfa mums ir yra esmė, kad kas tai yra ta limfa? Jie atlieka apsauginės gyvybinės funkcijas ir pagrindinį vaidmenį apsaugojant mūsų organizmą nuo išorinių veiksmų. Ir grėsmė nuo ko ateina? Kad tai yra infekcija, bakterija ir ypatingai onkologinės ligos. Tai limfinė sistema gamina limfocitus, kurie yra kaip mūsų kareiviai su kirviu, atėjant bakterijai ar virusui kapoja jos. Ir taip atsiranda tas imunitetas. Suprantat, imunitetas atsiranda nuo limfocitų iškovojimo ir mūsų užgrūdinimo tokio, kaip pabandysiu perteikti, kad limfa turi savo sistemoje limfinius kapiliarus, kuriais teka jinai, limfagyslės, kur gyslomis jinai eina ir jos turi būti tvarkingos ir nepralaidžios. Turime mes limfmazgius paauglystė ir dehormonaliniai kokioj grandy sutrikimas atsiranda į limfmazgį, dažniausiai pasimeta tėveliai, kai paauglystėj pamato tuos limfmazgių padidėjimus arba užkrūčio liaukos ir blužnis. Tai čia yra viskas limfo sistemoje. Tai ta limfa, jinai turi, kaip pasakyti, limfocitus, kareivius, bet jinai neturi eritrocitų ir trombocitų. Ta, ką turi kraujo sistema, suprantat? O jie yra labai svarbus. Tiek mums eritrocitai, tiek mums trombocitai. Tai dabar ir pradėkime kalbėti. Jos limfos tekėjimo, kaip pasakyti, tikslas. Ji palaiko homostazę audiniuose. Dabar Vaidutė atsakyk, galbūt tu pati domiesi daug, kas ta homostazė, mes pasakysim paprastai žodžiais. Tai yra organizme, man atrodo, 3 tokios skystos terpės. Tai bus kraujas, limfa ir tarpląstelinis jungiamasis audinys. Taip, o kadangi mes visi esam sudėti iš ląstelių, tas tarpląstelinis jungiamasis audinys mums yra labai labai svarbus. Nes limfa yra atsakinga už valymą, už toksinų išnešimą iš viso organizmo. Ir nei vienas gal nepagalvojote, kad kraujas pas normalų žmogų yra apie 5 litrai, o limfos yra apie 2 litrai organizme. Ir kaip mums nepražiūrėti tą tvarkingą limfos tekėjimą? Limfos tekėjimas yra labai svarbus, todėl kad gamina ir, kaip pasakyti, žarnyne, aš dabar pasakysiu jos tekėjimo prasme, kaip pasakyti, ji palaiko tą homostazę audiniuose, ji taip pat plonosiuose žarnose sugeria riebalus ir perneša juos iš širdies į kraujotakos sistemą. Tai tas yra labai svarbu, kad perneša į kraujotakos sistemą, suprantate? Ir dabar toj kraujotako, jeigu mes turime kraujagyslių sienelių pralaidumą, tai reiškia, yra jau netvarka. Ir kaip mums sustiprinti, Vaidutė, pasakyk dabar tą kraujotakos sienelių pralaidumą, kad vitaminą C mes galim pavartoti, bet aš noriu perspėti, kadangi vitaminas C, jisai duoda labai greitą krešėjimą, kartais netgi gydytojai stabdo ir tą kraujo krešėjimą greitą, bet mums
kraujotakoje mes turim atsižvelgti visus atvejus, mes negalime naudoti būtent vien tą vitaminą C, nes mes padarysime trombozę. Suprantate, trombocitus mes suaktyvinsim. Ir tai jau bus, kaip pasakyti, toks ne visai geras. Todėl mes turime alternatyvą Neolife produktuose, tai yra būtent flavonoidai. Pasakok apie tą gražią mūsų šeimą flavonoidų. Na, kuo išskirtinai yra Neolife produktai, jie išskirtiniai yra tuo, kad jie yra sudėti šeimomis. Tai tarkim, kas yra tokie kaip karotenoidai, flavonoidai, tai yra augalų pigmentos spalvos, kurios įtakoja mūsų organizmą. Na, tarkim, pavyzdžiui, flavonoidai, jie turi, tai yra raudonos, tokios bordinės, mėlynos, violetinės, ryškiai žalios ir geltonos spalvos vaisiai, daržovės ir uogos. Ir ką jie daro mūsų būtent organizme? Na, jie padeda kraujotakai, periferiniai ypatingai. Jie stiprina kraujagyslių sieneles, neleidžia susidaryti trombam ir daro, kad mūsų kraujagyslės būtų lanksčios ir elastingos. Nes, sako, žmogus jaunas tol, kol yra jaunos jo kraujagyslės ir lanksčios jos. Nes jos perneša skysčius būtent. Ir va būtent flavonoidai, kaip jie dar, kur yra, tokia esu, kaip pasakyti, praktikė, ir aš kai daug metų esu Neolife, aš esu pastebėjus ir mano močiutė labai mėgsta flavonoidus, nes jai būna, kad labai tinsta kojos, kaupiasi skysčiai. Tai va flavonoidai labai padeda išvaryti iš organizmo perteklinius skysčius, tie, kurie organizme yra nereikalingi. Ir flavonoidai yra padaryti iš spanguolių, iš kopūstų, iš javamedžio uogų, iš kas dar čia mėlynės, man atrodo, apelsinas, visos tos uogos ir vaisiai, kurie va būtent turi tas ryškias tokias mėlynos spalvos pigmentaciją, tą tokią vadinamą. Ir jie veikia taip gerai, Neolife kompanija tiek yra investavusi licencijuotą produktą išleisti. Aš kalbu, man eina širpuliukai, nes aš jos pati vartoju ir gavau begaliniai didelę pagalbą. Vien dėl to, kad jie veikia sinergetiškai. Jie vienas kitą papildo, kiek reikia, ir vienas kitą paprovokuoja, ir jie taip gražiai susigrupavę pastumė vienas kito darbą, kad tai matosi ir ant odos, tai matosi ant prakaitavimo, nes toksinus galima išprakaituoti ir pirtyje. Ir daug būdų tam yra, bet kad tai vyktų sinergetiškai, tai ir yra būtent didžiausias nuopelnas Neolife mokslininkų, kaip pasakyti, kad jie sumiksavo taip būtent, kad veiktų. Taip, tai yra tas ir gaunas, kad jie apskritai visuose produktuose deda taip, kaip yra gamtoje šeimomis. Tai flavonoidų kompleksai įeina 15 skirtingų flavonoidų rūšių. Tai duoda tai, kad ne tai, kad vieno yra flavonoido kiekis didesnis. Ta šeima, jinai duoda sinergetinį poveikį, tai, kad pavyzdžiui, 1+1 tai gali būti ne 2, o 3, todėl, kad tai yra poveikis. Jis yra stipresnis vienas kitą pastiprindami. Tai dabar apie tą flavonoidą. Ir man dar kas patinka, kad mes čia Švedijoje, mes kalbam iš Švedijos dabar tiesiogiai, ir man patiko toksai jų požiūris, kad neužmaitink tiek, kad tavo organizmas jau net sustotų, nepradėtų gaminti. Man Neolife'as patinka tiek, kad jisai savinasi tiek, kiek reikia, šalinasi tiek, kiek reikia. Ir dar pakuria tą trečią pliusą, kaip tu sakai, kad organizmas pats išgamintų, kad mes nepadarom tą organizmą tinginiu. Vat esmė, kokia didelė čia yra viso paslaptis, kaip sakant. Taip. Na, tarkim, dabar grįžtant prie tos temos apie limfą, ne? Kada žmogus, kaip nepražiūrėti tos problemos su limfinė sistema, kas atsitinka, kad kaip jinai sutrinka, kaip mes jaučiamės. Gal tu daugiau gali pasakyti? Aš galiu pasakyti, kad mes kaip ir gyvenime, taip ir savo toj sistemui, tuo apytakos ratų neišvengsime priešų, bet mums reikės mokinti atpažinti juos. Tai va tas priešas ir yra vienas vienintelis, kuris man taip apšvietė, kaip pasakyti, suvokimą mano, kad tai yra sėdimas darbas. Ar jūs kada pagalvojate? Nes limfa jinai teka stačiai, nuo pėdų į centrą. Ir jeigu mes sėdėsim ilgai sulenkę kojytės, jau bus stazė. Mums reikia pajudėti, mums reikia mokėti taip save tiesti, kaip aš sakau, kad ta limfa tekėtų taisyklingai. Ir dar kas yra, mažas aktyvumas. Tai į tą įeina irgi daug dalykų. Ką tu žiūrint darai, ar tu darai tempimo pratimus, ar tu šokinėjai ant batuto. Aš esu mačiusi labai didelius nupirktus dabar madojate batuto šokinėjimai. Jie jaunam žmogui gal nesutraumuos tos nugaros, kaip aš sakau, slankstelius tos, bet yra dar ir maži labai batutai, kur tu namuose, bet ruduo dabar, mesgi neisime greitai daug vaikščioti. Aš tiesiog esu prie to privedu gražiai, kad yra mažas batutas,
žemas 50 cm, kur tu gali šokinėti ir tik to šokinėjimo metu tu labai pastumi savo limfos gamybą. Įsivaizduokit, namuose nieko nedarant, lipk laiptais, šokinėk batutu, mažiau sėdėk, judėk aktyviai. Tai tas aktyviai lipimas laiptais, dviračio minimas net ir nelaukia namuose gali minti yra, arba tą mažą batutą nusipirk ir šokinėk. Tu kaip atsigausi, suaktyvinsi savo tą limfos sistemą ir kraujotaką ir vyks šalinimas. Tai vat, būtent ir amžiaus yra taip pat krizė vadinama, kada su amžiumi mums labai sustoja būtent aktyvi būti ta limfa. Ir čia yra ir amžius, todėl mes turime kartais turėti po ranka tų papildų, kad mums užtektų to nežiūrint amžių būti aktyviem. Tai, o tarkim, jeigu žmogus nejuda, ne, tai kaip jisai jaučiasi, tinsta, ar ne? Žiūrėkit, kaip jaučiasi moteris. Aš esu moteris ir aš pamatau, kad pas mane jau celiulitas darosi. Ir tas celiulitas būtent ir yra atsakymas mūsų limfos netekėjimas. Suprantate? Ir dar kokie požymiai yra, kad patinimai, skysčių kaupimas, limfmazgiai, energijos stoka, žemas organizmo tonusas, tai yra mes suglebę, mūsų raumenys nebeatlaiko to karkaso, kraujotaka neprūpina mumis tiek deguonies, kad mes gautume visus impulsus funkcijom veikti. Ir toliau yra, bet kas mažai kalba, mano rusakalbių moterų yra labai daug rate, tai jos sako, papasakok, Oksana, apie rožę šiandieną. Žinot visi, kad būna kartais nuo infekcinių neapgydytų ligų, kada limfa jau yra pertempta ir ta, žodį, tą organizmo, tą triskistos terpės, ir viskas, jos jau pratrūksta ir išeina ir ta rožė vyksta tokia patinusi koja, limfa sustojusi uždegiminė ir jinai nesusitvarko labai ilgą laiką. Ir vat rožė, ir paskui dramblialigė. Taigi čia yra begalės neišsemiamos temos. O svarbiausia, su kuo aš šiandien atvykau, kad pakalbėti, kad tai dar yra ir labai dideli galvos skausmai, jie yra neatpažinto, kas provokuoja, labai padidėja svoris, skysčiai kaupiasi galvoja, skysčių diuretikų pavartosiu, čia būsiu ant bangos, žinai, bet tu labai save apgausi, tu pirmą susivok, kad tai gali būti nuo limfos tekėjimo sutrikimo atsiradęs arba nuo mažo aktyvumo tavo gyvenime, nuo uždegimų labai dažnų atsikartojančių. Plaučiuose juk yra visos skysčio terpės. Suprantat, kiek mes turime tų skysčių visur. Ir atsiranda odos ligos nuo to. Aš turiu mergaitę 16 metų, kuri labai tvarkingai, gražiai pasigydė su flavonoidais visą šitą savo problemą odos. Sinusų infekcija, ruduo ateina, kaip mes išpučiam nosį, ką mes matom žaliuokės mūsų skysčia, kokia netvarka. Daubos įsikreipia, mes bėgam pas gydytojų, plaunam tas daubas, bet galima kitaip užbėgti įvykiam už akių. Virškinimo kokie dideli sutrikimai. Ir dar svarbiausia, artritas. Tai jūs pagalvokite, kas kiek daug tai dalykų yra. Gali taip pražiūrinti limfos tą tokį, kitaip sakant, limfa man yra žodis judėjimas. Jeigu yra tekėjimas ir judėjimas. Taip, tai toks vaizdas, kad jeigu sustingom, tai laukiama tų visų šalutinių dalykų, kurie yra labai baisus. Na gerai, o pavyzdžiui, limfos draugystė yra su kraujotaka. Kokia įtaka jinai daro kraujotakai sutrikusi limfa? Todėl, kad kaip aš sakiau, kad tai yra kraujagyslių sienelių pralaidumas yra labai svarbus. Jis yra atsakingas už organizmo išvalymą ir imunitetą, toksinų šalinimą ir aprūpinimą švariosiomis ląstelėmis. O ta rezorpcija vyksta riebaluose, kai sugeria plonosiuose žarnose. Tai ant kiek žarnynas dar yra labai svarbu, kad plonosiuose žarnose riebalus perneša į širdį ir kraujotakos sistemą. Tai limfa yra tas grandinis jungiklis, kaip aš sakau, tai dėl to yra labai svarbi ta kraujotaka. Ir kraujotaka dar yra labai svarbi, kad mes jos neužkrešintumėm, kad neprovokuotumėm šitą trombocito atsiradimą, nes daug žmonių geria ir skystinančius vaistus. Ir jie vis tiek kažkaip tai, kol prasikuičia, kaip aš sakau, kad jaustųsi gerai. Tai čia yra labai daug grandžių, suprantate? Ir tas ir yra esmė galbūt. Bet pakalbėkime gal tada daugiau, kad dar kyla ir vėžiniai susirgimai. Tai kai paliečia ne tik kraujotaka, nes kai švitinimas eina, gauna žmogus lašinę, radiacija begaliniai didelė, jinai nusėda kur kraujyje ir mums išvalyti. Tai jūs pagalvokite, kas yra.
plokštelėm, jeigu akim plika mes nematom, bet man teko studijų laikais dažnai važiuoti perkimštų Klaipėdos autobusų prie jūros po paskaitų ir man labai lipdavo rankos. Ir aš niekaip nesuprasdavau, kodėl tos rankos šitaip limpa. Aš nepagalvojau, vieną dieną paprašiau dėstytojas parodyti per mikroskopą, kas ten vyksta. Jūs įsivaizduokite, koks ten vyksta judėjimas. Bakterija su bakterija taip mušasi, taip limpa, kolonijom dauginasi, tai kai aš tą pamačiau, aš rankas plaunu dabar nežinau kiek. Ir lygiai tas pats po radiacijos kraujotakoj, jeigu mes pamatytumėm, ką sudegina onkologinis, cheminis dalykas kraujagyslėse, kaip tenai plokštelėm virsta ir mes plika akim tik nematom ir kaip nukenčia mūsų jau kraujagyslės ir visos mūsų, kur aš paminėjau, jos nebėra elastingos. Ir vat būtent tas ir yra. O pagalba yra tame, kad, ar tu nori dar gal pasakyti apie produktą kokį? Aš dabar man į galvą lenda žinai omega. Jinai yra pas mus tokia stipriausiai veikianti prieš uždegimiškai ir jos išskirtinumas yra tas, kad ji yra, kaip pasakyti, jinai ir kraujotakai, ir širdžiai, ir smegenims, ir labai daug apima sričių nuo mažo vaikučio iki pačio senuko, sakyčiau, jinai labai reikalinga, kuo jinai išskirtinai yra pas mus. Labai gerai, kad Vaidutė pasakė išskirtinumą, dėl ko reikalinga omega ir kalcis, magnis ir vitaminas D. Surišti jie kartu. Na, tarkim, gerai, pasakysiu greitai, kas yra išskirtinio, negu kad yra pas mus Neolife iš 8 riebių rūgščių, tai yra ne 2, o 8, vėl yra šeima, vėl yra sinergetika. Ir tai, kad jinai yra labai švari, jinai yra toksinų leidžiamas kiekis yra 0. Vadinasi, gali vaikutis, gali nesilaukianti mamytė vartoti, nes išvalyta, jinai yra iš mažų žuvyčių, iš raumens tuno ir lašišos raumens, molekulinė diferenciacija, vadinasi, yra atrinkimas būtent veikliųjų medžiagų ir tas švarus produktas gali būti, jisai iš tikrųjų duoda naudą, tas, kas geras, sako, aš jaučiu, kad geriau omega. Taip, ir kalcio su magniu taip pat yra išskirtiniai todėl, kad jis yra grynas formatinis kalcio karbonatas. Taip. Tai reiškia, kad yra pasisavinimas ir labai lengvai tirpstantis organizme. Ir dar kas esmė, kad mes jau pakalbėjome, mes apie limfą papasakojom, sudėti jos sistemą, jos judėjimą, svarbą, atpažinimą. Dabar aš labai noriu jūsų visų paklausti, ar jūs kada susimastėt, kas gamina kraują? Kas gamina kraują pas mus? Ar jūs žinote, tos 5 litrus, nuo masės svorio dar priklauso, kitas gali turėti ir daugiau to kraujo. Tai va, aš jums ir pasakysiu tokią paslaptį, kad kraują mūsų organizme gamina kas? Lūžnis, kuri yra liauka, gamina keterinė tauga, užkrūčio keterinė tauga ir gamina ilgieji kaulų čiulpai. Tai jūs pagalvokite, kokią svarbą turi kaulai, kalcis ir omega. Ir va tas paauglystės laikotarpis, ar aš galiu tęsti, ar tu gal dar kažką norėsi? Tai mes gal ir galim kalbėti tai, kad kodėl yra svarbu ta limfinė sistema ir vaikui. Dabar aš tada pereinu gražiai apie vaikutį. Dievo dovana yra, kada mamytė gali išnešioti gimdoj, turi pakankamai vietos ir padėti tokią, kad tas vaikelis gimtų ir jam nebūtų jokių ten, pavyzdžiui, klubo atvedimas sunkiai atsiveda, vietos gimdoj mažai buvo. Kažkur reikia pastiprinti ankstyvosios reabilitacijos centre vaikelį, nes mes visi žinom, kad psichika veja motoriką, ar ne? O ta psichika yra labai svarbu surišta su motorika dėl ko? Dėl to, kad kada vaikas gimsta, vis lankantis į konsultaciją, klausia gydytoja, ar jūsų vaikelis sėdi? Mes visi žinom, kad formuojasi žmogui sėdėjimo, vaikščiojimo linkiai, kifoziniai, lordoziniai, paliamžių viskas eina. Tai 6 mėnesių leliukas jau turėtų sėdėti, metų leliukas turėtų jau judėti, vaikščioti. Ir jeigu matom kažkokį sutrikimą, mes tada sakom, va tavo nedaro tokių tai judesių, kad tu turi jau tada pastumti tuo judesiu ir psichiką, kad mums neblokuotų motorika, yra labai didelė draugė su psichika. Ir mes augam tada sveikos, mąstančios ir gražios būtybės vaikučiai. Bet yra riba, kada vaikai pradeda taip greitai augti, ateina paauglystė. Ir mūsų va tie kauliniai visi sudėti darinukai, jeigu vaikas išauga per metus 8 centimetrai, tai ką
dar yra gerai, bet jeigu jau 12, 11, tai kas vyksta? Mūsų stuburas yra sudėtas slanksteliais, ar ne? Ir ten tempiasi nervukai, tempiasi kraujagyslė. Tai jūs pagalvokite, vaikas išaugo taip greitai, kaulinis audinys išaugo, kaulai galbūt, kurie gamina jie į kaulų čiulpus, jie kažko tai negavo, jie kažko tai jau pradeda strigti. Ir kas? Tada mes matom, kraujagyslės tas laidas labai greit nuėjo, o nervas, jisai tempiasi ir gaunasi tokie tampimai, tokie šaudimai, kad vaikas pasidaro dirglus, jam atsiranda kažkokie skausmai. Mes nesuprantam nuo ko tai. Jisai sako, man skauda gelė kelius. Nu, pažiūrėkit, būna pas berniukų netgi tos kelio lėkštutės. Tai va, tas užmaitinimas tais gerais, natūraliai, švariais produktais, suderinant omega su kalciu magniu, tai yra pati pirmoji pagalba. Tiek psichikai, tiek motorikai, tiek paauglystės amžiuje. Ir dar turiu tokį, gal pabaigai, gal jum, kad aiškiau būtų, nes aš labai noriu, kad ir močiutės, kurio žiūri, suprastų. Lapas yra šiek tiek čia švediškas, bet aš papasakosiu toj Vaidai, kad mes turime 20, vat mažoj toj pėdytėj, ar ne, mes turime 26 kaulus. Ar kada susimastėte? Turime 57 sąnarius, 57 sąnarius toj pėdutėj vienoj. Ir turime 108 sausgyslės, kurios taip pat jungiasi visos kyšiais ir viskas ten gražiai turi būti. Ir ant kiek yra svarbu pėdos padėtis, nes limfa pradeda tekėti nuo pėdos į centrą. Ir jūs pažiūrėkite, jeigu vat matote, čia yra tik kauliukai, ar ne? Bet mūsų šitoj pėdutėj yra kraujagyslės, yra nervai, yra jungiamieji audiniai, yra raumenys. Ir vat, jeigu vat, taip susikryžiuoja kažkoks pirštas ant piršto užlipa, mūsų jau yra perkrauta netaisyklinga pėdos padėtis. Limfa niekada netekės taisyklingai, nagučiai niekada neaugs gerai. Diabetikai galūnėje nago užauga stori nagai ir tokie plaktukiniai nagai. Suprantat, reikia labai daug pagalbos duoti, kad ta pėda būtų taisyklinga ir kad ta limfa tekėtų taisyklinga. Tai kas mane girdite, jeigu matote, kad vaikelis kažkoks eina pakrypę šiek tiek, jūs jį tiesiog nebarkit, sakykit, ne tam aš esu pas tave močiutė, kad tave ten auklėčiau, bet aš noriu tau tiesiog padėti, kad tu po ranka turėtumai tų gerų dalykų. Ir tiesiog gal kartais mamytė, kuri augino vaiką ir jinai kažkaip pražiūrėjo, arba jos gimdutei ten vietelės nebuvo, išaugo tas lėliukas kažkoks, kur jinai savo gal negali atleisti dabar tą pražiūrėtą etapą. Nu, nepergyvenkit. Tai dabar jūs gal močiutė jau esat. Tai jūs padėkit savo tam anūkui. Yra daug pagalbos įrankių. Vietoj to, kad kažkur tai vesti, kur vaikas nenori prievartą ar kažką, tai jūs tiesiog būkite jam draugė ir tiesiog atleiskit savo ir darykite gerus darbus, parodykite gerą produkciją ir padėkit jam kaip dovaną visą šitą. Duokit antrą galimybę. Ant kiek yra amžius svarbu, dėl ko aš noriu pabrėžti amžių. Susijimkim jau čia ir dabar, nes kremzliniai visi kauliukai mūsų virsta kaulais nuo 16 metų. Iki 16 jie visi yra kremzliniai. Tai jūs pagalvokite, kaip mes galime gražiai pateikti į tą kremzlį viską, kad iki to amžiaus nuo 16 būtų suformuotas, tvarkingas, sveikas kaulas, ilgieji kaulai, kurie gamina kraujo čiulpai gamina būtent tą kraują. Ilgieji kaulų čiulpai gamina kraują mūsų viso organizmo. Pagalvokite, kokia tai jėga yra. Tiesumas, limfos tekėjimas, visa sistema, kuri taip rišasi gražiai su krauju. Tai mes ant tiek visko galime savo padėti. Na, aš tai taip galvoju, žinai, aš supratau iš to viso, kad reikalinga yra judėti ir gauti maistinės medžiagas, tos, kurios padėtų mums, kaip pasakyti, padėtų tą imunitetą saugoti ir imuninę sistemą, ir stiprinti tas kraujotakos sistemą ir kraujagyslių sienelės, daryti elastingas, kad nekiptų blogasis cholesterolis, kad nesidarytų trombai. Yra labai daug pagalbos ir iš tikrųjų produktai Neolife, jie yra tokie, maistas, jie yra toks koncentruotas maistas, kuris pagerintų, prisidėtų prie to judėjimo ir duotų labai gerą rezultatą. Aš ką dar turiu, vieną tokią didelę pagalbą visiems.
kadangi mes kalbam nuo pėdos, tai yra labai daug dabar naujos srities šios, kaip pasakyti, tam laikotarpiu, kuriame mes gyvename, yra ir zonoterapeutai. Nueikite rudenį, neišeina kažkur pajudėti daugiau, eikite pas specialistą, kuris padarys jums begalinį gerą pėdų masažą. Jų yra labai daug alternatyvų. Netgi yra švediškas masažas, yra limfodrenažas masažas pėdose, yra sportininkų masažas. Aš jų esu išmokusi pas labai gerą specialistą 14 rūšių masažo, vien kas liečia pėdą, blauzdą ir kitus dalykus. Tai aš sakau, ruduo liūdna, nėra draugės, gal turi tu ten keletą tų eurų. Nueik tu į tą pėdų masažą, tu kaip savo padėsi, tau viskas pasikeis, tu pradėsi norėti judėti kitaip, kaip aš sakau. Judėkime kitaip. Ir dar gal kažkas ir daugiau kažko galėtų pasakyti, bet man kada buvo toks negalėjimas daug pajudėti ir tinau tikrai, aš esu žmogus tas, kuris neturi užkrūčio liaukos, visiškai išimtas organas ir atsparumas ir viską. Ir būdavo tų tinimų ir tų infekcijos yra pavojingos begalingai mums. Tai aš, žinokit, paprašiau, kad man dovanų nupirktų. Gal juokas bus, gal ne juokas, tokį gamaką, žinot, kabėti. Tai aš jį buvau išsitempusi balkone, prisirišau prie tų 2 strypų ir man tai buvo gera, kada aš ramybė užsigaubusi, galėjau pakelti tas kojas šitai tam gamakė, aš mačiau dangų, aš, žinokit, pajaučiau, kad su manim yra viskas gerai. Ką reiškia organizmas, kai teisingoj pozoj ir tada leidi savo, kada netrukdai jam gyventi ir tekėti savo linkme. Tiesiog šitai galbūt. Taip, aš tikrai pritariu tau ir, mes turbūt atsisveikinsime šiandien. Bet gražiai gal atsisveikinkime. Pasakyk tu, kad yra gražiai. Ruduo dabar. O mes tai, žinokit, visiškai ramios, nes tiesiog mėgaujamės pačios kalbėdamos. Ir Oksana labai įdomiai pasakoja, aš pati klausau, čia įdomu, kaip jinai atsako, nes aš suprantu, ką jinai kalba. Aš galiu įsivaizduoti, aš galiu pritaikyti ir mūsų toksai sąsaja yra labai tokia papildanti viena kitą. Ir noriu, kad ir jūs pasinaudotumėte tą galimybę išgirsti, tiesiog pritaikyti savo, nes tai yra labai svarbu, ką mes kalbame. Tų temų yra tikrai daug, dabar tiktais tokia buvo mintis Oksanai, kad noriu pakalbėti apie limfą, bet ateis laikas, kai mes paliesim galbūt ir moters sveikatą, ir kokią skydliaukę, ir menopauzinius periodas, ir kodėl ruduo nebūtų liūdnas. Tiesiog yra labai daug dalykų. Tai aš manau, kad mes tikrai dar susimatysim ir padarysim transliacijų ir lauksim jūsų atsiliepimų. Mums labai įdomu, ką rašot, mes labai džiaugiamės, kad galime įtakoti. Labai daug rašot. Aš dar noriu tiesiog pasakyti, kad šiandien važiuojant traukiniu, man kelias yra gan ilgas atvykti ir mes čia susitikom taip tiesiog artimiausiai, nes nenorėjom pavesti savo tų, kurie diskusijai dalyvauja žmonių. Gavau tokį, kaip pasakyti, šauksmą pagalbos. Daivutė, gal tu mane girdi, jinai sako, registruot, padėkit man žmogų. Jinai yra Danijoje gyvenanti, jinai atsidūrus Lietuvoje. Jinai tiesiog paskaitė, galbūt, kad vyks laivas ir tiek atsirado žmonių, kur net traukiny važiuojant reikėjo tikrai padėti žmonės registruoti, nes mes negalime išvengti. Turime vaikučius, turime savo artimus brangius žmonės ir pagyvenusius, kurie galbūt išgirdę kažką, tai gali savo padėti. Ir po to, tokio Daivutės padėk, gal gali man įvyko, kad jau jinai yra tokiam teisingam kely, jinai daro tokį gerą, mums visiems suprantamą dalyką. Ir jinai, kada padėjau tą jau, jei tašką sakau, susisieksim, tikrai pagalba yra, padėsim, aš pagalvoju, ką aš galiu palinkėti be streso, be tokio greito, nes labai yra, aš pastebėjau, yra labai aktualu tai, ką mes kalbam. Ir tų tikrai pastebėjimų daug. Tai aš paskui savo pasėdėdama, ką suvokiu, ką noriu jums palinkėti savaitgalį. Stebėkite save aktyviai, o ne pasyviai. Padėkite savo aktyviai, bet ne pasyviai. Pradėkite daryti, nuo ko tikrai jūs atsigausite.
gal visko čia nereikėjo daug ką ir suprasti, bet jeigu tu savo norėsi padėti, ne tik paklausęs pasyviai, o ir aktyviai, tu visą laiką išloši, tu turėsi rezultatą. Ir mylėkite save lygiai taip pat, aktyviai, o ne pasyviai. Aš dabar pagalvojau, kiek metų medicinoje jau pasirinkau 31 metai ir Švedijoje jau bus 7, kai aš esu patvirtinta ir švedų sistemų licencijuotas medikas. Aš dabar tikrai pagalvojau, mylėti save aktyviai, o ne pasyviai. Atrodo, man tų žinių vienai pačiai kaip ir užteko, aš ir išgyvenau ir galiu padėti savo, bet aš dabar noriu mylėti jūs visus labai aktyviai. Ir dėl to mes jungiamės, dėl to mes dalinamės, dėl to mes kažkaip tai kritiką irgi reikia mokėti galbūt priimti, nes kartais, kada nervai nebelaiko, tu tikrai gali visoks pabūti. Norisi jau, kaip sakau, ir pasikeikti, kaip čia laida viena buvo. Tai čia yra atskira tema, bet aš tiesiog sakau, stebėkite save aktyviai, padėkite savo aktyviai, mylėkite aktyviai. Tai tuo galbūt ir užbaigsime. Tai va, geros dienos, geros savaitgalio, atsisveikiname. Ir ne paskutinį kartą, jeigu aš manau, kad tikrai reikės, mes susijungsim. Taigi, iki kitų kartų. Mylime visus, norime matyti sveikesnius.